Oi geras šventės, oi geras kalėdas, gerus namus užradau, sidro, oi geras sidras, o. Išgeri iškart dainuot norisi. Jingle bells, jingle all the way. Oh, it's fun, it's to ride in a one-horse open sleigh. Hey, ho, 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 ho. Ir ateina kaimynas su dideliu buteliu vyno. Hei, 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 hei. Kalėdų seneli, o ar visus vaikučius jau aplankei? Sveiki, tikiuosi šventes pasitinkate puikiai. Pas mane, kaip matot, buvo apsilankęs kalėdų senelis. Išsinešė ne tik sidrą, bet ir stalą. Teko atgal parsinešti. O pas mane naujienos tokios, kad praėjo daugiau negu mėnesis, kai supilčiau sidrą į butelius. Ir dabar reikia daryti paskutinę laidelę, paragauti, kaip gavosi. Tai čia yra pirmas su ąžuolo žieve, antras, kur dėjau kilogramą cukraus ir trečias, kur dariau pagal save, įdėjau tik tai mielės. Oho, gerai putoja. Angliarūgštė pavyko. O. Iškart matosi, kad angliarūgštės mažiausiai antrajame, bet visi puikiai putoja. Vadinasi, cukrus ir mielės padarė savo darbą, kur priminsiu, kad į butelį pyliau į litrą 8-10 gramų cukraus, kad mielės suvalgytų ir karbonizuotų kažkiek, kad gautųsi burbuliukai. Na ir paragaukime. Kvapas labai geras. Skaidrumas taip pat labai skaidrus. Jo, matome, kad trečias toks truputį drumzlinas dar. Taurė antras atrodo skaidriausias. Klausia manęs keli žmonės, kiek kainuoja pasidaryti sidrą. Tai susipirkti visas medžiagas, mieles, tuos kibirus, visą įrangą, sakykime, man kainavo apie 50 eurų. Obuolių naudojau 4 maišus, kuriuos turėjau pats, tai nereikėjo mokėti. Spaudimas kainavo 15 eurų, sulčių spaudimas, tai vat 65 eurai. Ir gavosi apie 48 litrų sidro. Sunkiausia yra gauti tokių butelių, nes jeigu pirkti, tai tarkim, toks butelis kainuoja 1,5–2 eurai. Nu, arba toks. Tai tiesiog ieškojau žmonių, kas galėtų atiduoti. Nuveždavau kokią Rafaelo saldainių dėžutę ar kažko. Ir pirmas kartas tik yra sunkiausias, nes visa įranga lieka jums ir kitiems kartams. Butelius taip pat praplaunate
ir galite naudoti daug kartų. Tai ta kaina tikrai nėra didelė, o ganėtinai nesunku ir pats įdomiausias tai yra procesas, kad pačiam kažką pavyksta pasidaryti ir laukia, koks tas skonis gausis. Tai manau ir ateityje dar darysiu kitokių eksperimentų, nebūtinai susidru, pamatysit. Gražių jums švenčių, mielieji, tegul pildosi jūsų svajonės. Gražių ir ateinančių naujųjų metų, tikiuosi puikiai sutiksite. Jeigu patiko mano video, prašau paspausti like ir subscribe. Iki!